Tai sveiki, visų pirma, tai su naujais mokslo metais. Žinoma, kad sveikinu, jau mačiau ir mes gavom sveikinimų. Tikrai vienu ritmu gyvenam ir mes tikrai per vasarą nesnaudėm, pailsėjom, komanda pailsėjo, bet tuo pačiu ir, sakyčiau, visai intensyviai dirbom tam, kad pasiruoštume šiems mokslo metams, tiek iš programos pusės, tiek iš platformos pusės ir tiesiog labai norėjome su jumis susitikti, pagauti jūs irgi to tokiu gražiu momentu dar prieš mokslo metus, bet jau pailsėjusius. Ir labai džiaugiuosi, kad prisijungėt. Kas manęs nepažįstate, esu Viltautė iš Vedlių komandos ir mes čia šiandien esam kartu su mano kolegė Silvija. Ir norim iš tiesų per daug jūsų laiko negaišinti, sutilpti maždaug į pusvalandį ir tuomet turėti bent jau vienos mokytojos pasidalinimą, bet žinoma bus įdomu išgirsti, jeigu ir daugiau turėsite savų patirčių. Tai tik tais prieš pradedant galvoju, gal Silvija padės paleis mums apklausą, kad lengviau suprasčiau, kas čia šiandien susirinko, nes noriu patikslinti, kad šis susitikimas yra labiausiai skirtas tai tiem mokytojams, tiem informatikos mokytojams, kurie dirba su 5-8 klasėmis. Dabar fokusuosime į šitą koncentrą ir mokytojams, kurie dar nedalyvavo Vedlių programoje, galbūt pirmą sykį apie mus išgirdote arba girdėjote kažkas kažką pasakant, galbūt jūsų mokykloje pradinių klasių mokytojas dirba ir jūs norite irgi žinoti, kaip kas toliau gali vykti jau vyresnėse klasėse. Tai dar kartelį tiesiog užfiksuosim, kad šis susitikimas labiausiai skirtas yra tie, kas nedalyvavo. O jeigu turite licenciją, jau žinote, kad tikrai jūsų mokykla įsigijo ir jūs mokysite šitos metus, tai noriu tik informuoti, kad šiaip jauskitės drąsiai, galite ir atsijungti, nes bus tokio bendro pobūdžio labiau pristatymas, o jums kaip jau tokiam programos dalyviui rugsėjo 20 dieną bus mūsų toks jau vidinis Vedlių programos mokytojų tokia instrukcija step by step, ką kur rasti, kur taip jau detaliai išsamei, tai bus rugsėjo 20 dieną. Tai tiesiog noriu suvaldyti lūkesčius, kad šiandien mes daugiau pakalbam bendrai, pristatom. Jeigu norit, žinoma, galite likti, paklausyti, užduoti klausimą, jeigu turite. Tai šis susitikimas yra skirtas mums pabendrauti. Tai tikrai labai kviesiu ir pristatymo metu, jeigu bus, kad aš kažko gal ne iki galo aiškiai pasakiau, ar kyla iškart klausimų, tai geriausias būdas yra pokalbių lange rašyti klausimą, arba tada tiesiog tikrai turėsim laiko po visko jungtis drąsiai mikrofonus ir padiskutuoti, pasikalbėti. Ir aš matau, kad pildote jau anketos klausimą. Tai taip, matau, kad mūsų didžioji dalis šios dienos dalyvių nedalyvavę dar yra Vedlių, nei pilotiniai programai, nei matyt pačioje mūsų bendrai su Vedlių programai. Tai labai džiugu, tai šitas renginys ir yra skirtas jums ir turime 25% tie, kas dalyvavo mūsų pilote. Tai va būtent šitiem mokytojams, sakau, čia yra jūsų laisvas apsisprendimas, ar jūs norite prisiminti, pasikartoti, gal turit kažkokių aktualių klausimų, tai galite iš karto rašyti, gal bus lengva atsakyti jum raštu ir tiesiog, kaip ir sakiau, jums bus čia daugiau yra bendro pobūdžio pristatymas. Tai gerai, tai man atrodo, galime tada ir pradėti pasikalbėti. Tai žinoma, kad mes šiandien čia kalbėsimės apie informatiką 5-8 klasėse ir kadangi ir bendro ugdymo programos atsinaujino, žinote, kad dabar jau oficialiai pagaliau tikrai informatika kaip dalykas jisai turi būti integruojamas arba integruojamas, arba kaip atskira pamoka nuo 1 klasės. Tai žinau, kad dalis galbūt jūsų ir gaunate pradinės klasės mokyti. Kitigi, žinoma, tiesiog galvojam, kai vedate 5-8, ruoštis, kokie vaikai ateis,
kaip programa prisitaikys ir žinoma, tiesiog, kad mes ir dirbam jau 4 metus su pradinių klasių mokytojomis, tai jau kai kurios tikrai stipriai paruošia vaikus, kurie ateis pas jūs į 5 klasę, galbūt net jau šiemet. Tai labai džiaugiuosi ir manau galime pradėti. Tai kaip minėjau, mes esam jauna, bet jau patirtį turinti informatikos mokymo programa. Esame tokie vieninteliai Lietuvoje, kurie padedame mokytojams, pasiūlome visą nuoseklų turinį, būtent, kad kūrybiškai per kūrybinius projektus su skirtingomis technologijomis informatikos pamokos būtų šiuolaikiškos, ir dažniausiai integruotos. Tai visada kalbant apie tai, kokie bus šitie metai, ką mes esam numatę, man atrodo, yra svarbus toksai ir stabtelimas refleksijai, ar ne, apie ką buvo praėję metai, nes iš tiesų mums praėjusie metai ir atnešė labai daug naujovių, būtent kodėl mes čia šiandien su jumis ir kalbamės, nes mes pradėjome dirbti darbą su pradiniu ugdymu, pradėjome nuo 1-4 klasių ir jau 4 metus nuosekliai dirbom su pradinių klasių mokytojomis, kurios visus metus mokosi mūsų turinį, pradeda vesti pamokas ir turėjom tokią patirtį, kai labai gerai išmokome būtent pradinio ugdymo ypatumus. Ir nuo pernai metų mes startavome būtent su IT mokytojais. Tai pernai iš tiesų turėjom labai gausų būrį mokytojų. Tai buvo daugiau nei 2600 mokytojų, kurie vedė pamokas jau informatikos, būtent vedė su mūsų pratybomis ir mūsų pratybos, kurias vėliau parodysime jau ir taip gyvai pačiupinėti ir jūs galėsite iš tiesų prisijungti prie demo accountų ir pasibandyti patys. Tai mūsų pratybos buvo panaudotos daugiau nei 240 000 kartų, tai tikrai buvo tokie pilni išbandymų metai, kurie leido mums suprasti, kaip geriausiai galime pateikti informatikos turinį, šiuolaikišką informatikos turinį ir kaip geriausiai padėti mokytojams, tiek pradinių klasių mokytojams, tiek IT mokytojams, jau jūsų darbui klasėje, kai jūs ateinate į klasę, atvedate kažkokią temą ir koks tai būtent įrankis gali gelbėti vaikams sekti žingsnis po žingsnio projektą. Ir kaip minėjau, tai 3 metus mes dirbom su pradinių klasių mokytojomis ir pernai paleidome 5-8 klasių pilotinę programą. Joje dalyvavo iš tiesų visai gausus būrys IT mokytojų, tai net 117. Mūsų duomenimis maždaug 5-8 klasių IT mokytojų yra apie 450, čia beveik galima sakyti su 1/4. Tikrai labai ženklus skaičius. Didžioji dalis buvo iš Vilniaus, kitigi buvo iš įvairių Lietuvos miestų, regionų. Ir mes labai ieškojome ir skatinome, žinoma, kad pratybas mokytojai išbandytų ir pamatėm, kad didžioji dalis, net 70% išbandė ir pradėjo taikyti su pratybom, atrado jų patogumą, atrado būdą, kaip dirbti, o dalis mokytojų, kadangi jūs esate tikrai dažnai ir ilgą patirtį turintys mokytojai ir bet kokiu atveju esate informatikos mokytojai, tai dirbat su technologijomis, tai jūs mūsų turinį irgi naudojate taip, kaip ir jums patinka. Galbūt jūs rodėt video, galbūt jūs pasiėmėt kažkokią tai teoriją, galbūt jūs pasiėmėt idėją, tai buvo labai įvairiausių metodų, tai buvo mums labai įdomu tai išgirsti ir iš tiesų per pilotinius metus, nes vien tik pratybų panaudojimo, tai 70% mokytojų, beveik 50 000 kartų vaikai naudojo pratybas, atsidarė, dirbo ir beveik, 8500 vaikų apskritai gavo būtent jau vedlių pamokas per pilotą. Tai čia yra minimaliai kiek, o žinoma dar daugiau mokytojų vedė savo būdų, kurio mes tuo metu negalėjom suskaičiuoti. Ir pilotas nebūtų pilotas, jeigu mes nebūtume klausę mokytojų ir žinoma, mums buvo labai įdomu stebėti, kokie yra atsiliepimai, kas vertingiausia yra IT mokytojams, aš paskui papasakosiu, ką gaunu, bet pirmiausia, man norės apsižvelgti gal ir tą pilotą, tai gavome tikrai daug įvairių atsiliepimų, dažniausiai jie buvo teigiami, aišku, iš informatikos mokytojų gavome ir pasiūlymų platformai, tai iš tiesų kai kuriuos pakeitimus jau mes ir padarėm per vasarą,
bet norisi paminėti gal kelis momentus, kad būtent IT mokytojai iš piloto pastebėjo, kad buvo nustebinti maloniai ir tokiu didžiuliu kokybiškai paruoštos medžiagos kiekiu, informatikos būtent dalykui. Tada buvo atradę tą patogumą, kad mes siūlome skirtingas pamokas, skirtingas užduotis, kažkokiai tai potėmiai ir tada gali mokytojai patys klasėje parinkti geriau pagal, vaikų kompetencijas, įgūdžius, kad gali skirtingus poreikius atliepti kažkurioje temoje su skirtingomis užduotimis. Nors mes sakom, kad mūsų aukščiausia klasė yra iki 8, kiek dabar esame maždaug paruošę turinį ir ruošiame turinį, bet buvo ir tokių mokytojų, kurie pasiema mintį, pasiema technologiją ir kažkaip perkurdami tikrai pritaikė ir su vyresnėmis klasėmis, tai, pavyzdžiui, 9-okais. Mokytojai informatikos pabandė pernai, suprato, kad tai yra būtent kaip jūs galite dirbti pagal naujas bendro ugdymo programas, pagal tai pasiplanavote ir ateinančius metus, nes įvertinat, kad tai, kad mes sudedame labai patogiai vienoje vietoje, detaliai, išsamei ir naujausią medžiagą, kad visos nuorodos veikia, viskas veikia, tai iš tiesų jums be galo taupo laiką ir palengvina pasiruošimą pamokoms. Ir aišku, kaip IT mokytojams, tai jums yra svarbiausia vedliuose turinys. Jeigu skirtingai nuo pradinių klasių mokytojų, kuriuos mes paruošiam nuo nulio, kad jie ateitų ir jau galėtų vesti pamokas, tai žinoma, IT mokytojai jau stovi ant kito laiptelio ir jūs tiesiog ateinat kaip į biblioteką įvairiausio turinio, kurį galima iš karto nešti į klasę ir taikyti. Tai tokią pagrindinę naudą dalis mokytojų tikrai ir mato. Ir buvo įdomu iš tiesų galvoti ir pasikalbėti, o kokia yra nauda 5-8 klasių vaikams, ką jūs kaip mokytojai paryškinote, išryškinote, tai kad ugdomas skaitmeninė kompetencija, tai čia yra tiesiog akivaizdu ir atrodo jau gal net ir savaime suprantama, bet manau, vis tiek svarbu paminėti, jeigu mes kalbam apie kompetencijas ir kokių jų reikia, bet aišku, labai įdomu ir panerti giliau būtent kokias kitas kompetencijas, kurios yra svarbios ir bendrai šiandieniniai mokyklai ir tai, kas iš tiesų kinta klasiai, tai aišku ir tas toks informatinis, kompiuterinis, loginis, matematinis mąstymas vystosi, nes visose pamokose vaikai, jie turi išspręsti kažkokią užduotį, problemą, kažką sukurti, tai vienareikšmiškai jie turi pajungti savo smegenų gebėjimus kurti ir spręsti. Ir labai yra smagu girdėti jau iš jūsų mokytojai, kad vaikai pradeda, kadangi jie gauna pratybas, jie gali savo greičiu atlikti užduotį pažingsniui ir iš esmės labiau savarankiškai ir net galima taip sakyti prisimti atsakomybę už savo mokymasi, nes tikrai pasijauti ir ta motivacija, kad vaikai nori pabaigti namuose, nes jie turi galimybę, jie turi koduką, jie gali pabaigti savo projektą namuose ir jiem jau irgi išgirdom tiek pradinėse, tiek iš tiesų čia ir 5-8 klasėse, kad buvo labai pamokos įdomios, nes tas temas, kurias mes pasiūlom, jos yra aktualios, užduotis yra įdomios ir tai veda prie to, kad vaikai tiesiog labiau susidomi technologijomis ir jų panaudojimu. Tai dabar čia dėmesį labiausiai gal tiem, kas nesate dar susipažinę su mumis, tai iš tiesų iš ko ir susideda vedlių programa ir ką gaunate, kai pradedate naudotis vedliais ir tapti mūsų programos dalyviu. Tai mes dirbam su tokiais, skaičiau, 3 pagrindiniais elementais, kuriuos užtikriname, ką jūs gaunate, ką jūs randate. Ir tada tai labai palengvina jūsų darbą jau informatikos pamokose. Tai pirmiausia, kad mes turime ir kuriame čia savo komandoje platformą, kurioje yra mūsų kurtas kūrybiškumą lavinantis informatikos turinys. Tai visos užduotis yra skatinančios kūrybinį mąstymą, vaikai visada kuria kažkokį tai projektą. Tai yra tokia mūsų specifinė būtent pedagoginė praktika, kurią mes pasitelkėme vadovaudamėsi ir tam tikrų didžiųjų kompanijų, verslo kompanijų metodiką, kaip Google ir aišku MIT. Ir tiesiog paėmėme kaip formatą, kaip geriausiai tinkantį mokytis. Tada, tai čia yra turinys, tada yra būtent tai, kas yra aktualiausia jums kaip mokytojui, tai yra, kad jūs imdami naują temą, potemę, visada randate mūsų platformoje profesionalius vaizdo įrašus,
ir galite rašyti mum į pagalbą ir gauti konsultacijas, tiek individualias, tiek kartais jungtis į tokius bendruomenės renginius, kur mes aptarėme vienas ar kitas temas ir ten būna tikrai įvairiausios, nuo patyčių iki kaip dirbti su kokiam dideliam klasėm, įvairiausių temų, tai kas būna aktualu skirtingoms mokytojų auditorijoms. Ir tada trečias toksai mūsų labiausiai, kaip čia mes jo labiausiai džiaugiamės, tai yra būtent mūsų sukurtos ir vis dar kuriamos ir tobulinamos informatikos pratybos, kurios ir leidžia vaikams savarankiškai mokytis, tą instrukciją pažingsniui ir kas vienareikšmiškai taupo mokytojo laiką, nes jums užtenka pasiimti pamoką, išsirinkti temą, o tada jau projektas yra pasiūlytas, nebent, aišku, jūs esate toksai labai irgi kūrybiškas informatikos mokytas, kokių yra tikrai irgi nemažai, ir jūs tada gal pergalvojat, perkuriat kažkokią tai dalį arba užduodate kažkokią kitokią temą ir vaikai tada kažkaip truputėlį kitaip pasinaudodami tom pačiom instrukcijom, kuria stato ne žaidimo aikštelę, o stato, nežinau, kažkokią tai miesto urbanistinį planą, pavyzdžiui. Tai visus šitos elementus sudėjus, užfiksuoju, kad visose pamokose mes stengiamės, kad tai būtų kūrybiniai projektai, padaromi per pamoką arba per dvi, ir mes tenai jungiame kažkokias skirtingas temas, kurios yra, kurias tyrinėti būtų įdomu. Tai aišku, temos kartais būna mūsų pasiūlytos viena, dvi, tai jūs aišku galite prikurti ir trečią, ir ketvirtą pagal tai, ką jūs matot, kad yra aktualu ir įdomu, galbūt tiesiog šių dienų gal kažkas vyksta ir pasiūlyti vaikams tą patį algoritmą kažko tai ciklo, kažko tai augimo keitimosi, tai gali būti ne varliagyvis, tai gali būti metų laikai, tai gali būti, nežinau, mūsų kiekvieno mokslo metų kažkokie garne. Tai temos jau yra čia kiekvieno pasirinkimo reikalas ir taip, svarbiausia kažkaip, kad tie mokytojai, kurie įpranta, atranda pratybas, tai, pavyzdžiui, mes turime Marinos, mokytos Marinos pavyzdį, taip pat turim, tikiuosi šiandien yra prisijungus ir Sigita, tai yra mokytos, kurios daugiausiai pritaikė piloto metu pratybų, kaip Marina sakė, tai irgi tiesiog pasiėmė ir taikė viską. Ir šitą mokytoją turi irgi daug mokomųjų klasių, net 15 mokomųjų klasių, ir jai labai palengvino darbą. Galėjo labai lengvai skirstyti, kas ką daro, matyti rezultatą, ir Silvija papasakos truputėlį vėliau, kaip mes tą rezultato pamatymą dabar dar patobulinom šiems mokslo metams. Ir viską tai sudėjus, tą visą mūsų specifinį, unikalų ir pedagoginį modelį, ir tą patogią platformą, ir pratybas, norisi pasidžiaugti, kad buvom įvertinta kaip Lietuvos komanda čia kurianti, buvom įvertinti ir pasauliniu mastu ir esame pripažinti dabar kaip geriausias švietimo sprendimas pasaulyje pagal World Summit Awards apdovanojimus. Tai iš tiesų didžiulis ir džiaugsmas ir garbė, ir tikrai norisi pasidžiaugti visais Lietuvos mokytojais, kurie pasitikė mumis, mokosi ir tada leidžia mums mokytis iš jūsų. Tai ir dabar pamažu tada pereikim prie dar, kas, manau, yra visiems irgi aktualu, aš taip spėčiau, ar ne, kadangi yra atnaujintos bendro ugdymo programas, mes irgi jas sekam ir žiūrime, kad mūsų programa atitiktų ir padėtų būtent jums vesti formales pamokas ir būtume toks pagalbininkas numeris 1. Tai mes, kai kuriame savo platformą ir dabar ją vis labiau pildome ir pildysime būtent, kad jinai kuo labiau atlieptų IT mokytojų poreikius, tai mes sekame, ar ne, kad yra tos pagrindinės kaip ir 6 temos, kurios eina nuo 1 iki 12 klasės, aišku, skirtingi gyliai, ir mes savo programoje net padarėm dabar tokį kaip sumepinimą, su žemėlapį, kad tai, kaip skamba bendro ugdymo programose kažkokia tai eilutė, kažkokia tai kažkas turi būti daroma, kokiam modulyje, kokios užduotis atitinka vedliuose. Ir žinoma, aišku, mes visada turim, kadangi papildomų modulių ir ypatingų įvairiom šventėms, tai pas mus programai atliepti tą 30% nebūp programos turinio bus lengviau nei lengva, nes tikrai bus ir jo labai daug, nes mes bet kokiu atveju žiūrim, kas yra svarbu šiandieniniam pasauliu ir kokios tos temos yra aktualiausios. Tai čia kažkaip labai natūraliai ir norisi tada papasakoti, ką jūs
kokias temas dabar randate, ties kuo mes dirbame ir kas bus. Tai pernai metų, tai iš tikrųjų čia gal reikėtų net ir pakeisti labiau, kad čia mes kalbam ir apie šiuos metus. Tai būtent, kad jums yra pasiekiami 3D modeliavimo su Tinkercadu modulis, taip pat istorijų pasakojimas, tai yra, kai jūs kuriat vizualius video animacijos kažkokius tai projektus. Dirbame dabar ties duomenų ir duomenų analitikos modulio papildymu. Būtent turime tokią konceptus bazinius, kuriuos jau pažengę pradinių klasių mokytojai bando taikyti su ketvirtokais, kartais būna ir per sunku, bet tai yra tikrai tas modulis, kuris yra jau tinkamas nuo 5 klasės drąsiai. Taip pat mes pagilinsim ir papildysim šitą modulį sudėtingesnėmis dar užduotimis, kad tiktų jau šiemet jums dirbti ir su 7-8 klasių koncentru. Taip pat yra pasiekiamas nuo šių mokslo metų, ko neturėjo piloto mokytojai, tai yra dirbtinis intelektas, kas aišku ir pagal BUPą ateina kaip nauja tema, tai ji pas mus jau irgi yra paruošta, nes matėm, kad tai yra bet kokiu atveju didžiulis poreikis šiandien apie tai kalbėti, tai išbandyti, tai vėlgi siūlysim porą prieigų tokio paprastesnio ir šiek tiek labiau pažengusiems. Girdėjome labai, čia buvo toks vienas jau iš aiškiausių sprendimų po piloto, kad reikia Pythono, tai Pythono modulis atsiras nuo kito pusmečio, nuo vasario mėnesio, nuo sausio vasario. Ir tada yra pasiekiami moduliai, kaip, pavyzdžiui, saugumas internete, bet mes netgi bendradarbiaujame su Google programa, tai irgi yra tokios ir labai jautrios temos ir technologiškai atliepiančios ir leidžiančios su vaikais pradėti šnekėti aktualiomis saugumo temomis, taip pat tyrinėjam virtualią realybę, turime skirtingo lygio programavimus su Scratch, tai dabar turime 1 ir 2 lygio, taip pat bus ir 3 būtent informatikos mokytojams. Ir aišku, skaitmeninis raštingumas, kuris vėlgi skirstosi į tokį pradedantį lygį ir į pažengusius. Na ir ypatingos teminės pamokos, tai yra pas mus tokios mėgstamos, kai norisi kaip atsipūsti ir yra kažkokia šventė tema, ar tai būtų valstybinė šventė ar kažkas, ir galima taip truputėlį paimti ir kažką tokio smagaus ir džiuginančio nuveikti. Čia įsiterpsiu su tokius kaip skelbimu ir priminimu dėl Vilniaus miesto. Tai Vilniaus miestas turi visos pradinių klasių mokytojos 3 metus mūsų licencijas, dabar eina 3 metai prasidės, tai bet kokiu atveju jau ateina irgi paruošti daugiau ar mažiau vaikai, čia vėlgi priklauso nuo to, kaip mokytojas, kaip pradinių klasių mokytojams pavyko įsisavinti arba pradėti taikyti su vedliais turinį, tai bet kokiu atveju toks trumpas skelbimas, kad būtent Vilniaus mokytojai yra šiuo metu kvietimas išsakyti poreikį. Jeigu norit dalyvauti, tai Vilniaus miestas Edu Vilnius renka poreikį, tai reikia, kad jūsų administracija, kuri gavo laišką ir kvietimą užpildyti poreikį anketą, kad jūs nepramiegotumėt, kaip čia pasakytos datos, yra iki rugsėjo 12 renkamas poreikis, tai čia apie Vilniaus miesto informatikos mokytojus. Kitų savivaldybių kol kas neturim tokio bendro pirkimo, ir tai yra jau dažniausiai pačios mokyklos apsisprendimas, reikia kalbėti su mokyklos administracijos atstovais. Tai čia taip natūraliai gal mes ir pereisim, ar ne? Tai kaip įsigyti, jeigu yra įdomu, matot, kad aktualu, domina ir panašiai, tai dar parodysim, kaip tikrai galite pasibandyti ir pasimatuoti mūsų platformą, nes galima prisijungti ir nemokamai 30 dienų matyti visą mūsų dalį mūsų turinio, tas demo versijos. Bet dabar kaip įsigyti būtent jūsų 5-8 klasių mokytojams, tai pas mus yra viskas mūsų puslapyje, bet kas liečia IT mokytojus, tai mes komplektuojam klasių komplektams, yra licenzijos perkamos vienai klasiai, viena mokomoji klasė, yra, pavyzdžiui, 5A yra viena klasė, ir mažiausias tas minimalus paketas, su kuriuo pradeda informatikos mokytojai dirbti, tai yra su 4 klasėmis mes turim tokį pasiūlymą ir yra 500 eurų. Kiekviena papildoma klasė yra 125 eurai. Tai čia reikia
mes visą laiką norim, kad susitartume su mokyklomis ir labai padedame, jeigu gauname jūsų poreikį, užsiregistravimą, tada ieškom būdų, kokiais būdais mes galim susitarti su mokyklom administracijom, ar mokėti dalimis, ar iš kurios eilutės, ir visai kaip tikrai ieškom pagalbos, kaip mokyklos gali jums įgyti tas licenzijas, arba kai kuriais atvejais irgi kreipiamės ir deriname su švietimo skyriais. Dar kartais mums pavyksta, arba pačiom mokyklom pavyksta rasti rėmėjus, kartais ir mums pavyksta. Dabar neturim stipendijų laisvų, bet kokiu atveju, jeigu matot, kad jums yra naudinga, registruokit kaip poreikį, bandysim šnekėti su jūsų mokyklomis, o svarbiausia yra noras. Tada tos galimybės finansinės, jos yra tik vienas iš aspektų, kuriuos vis tiek dažnu atveju mums pavyksta išspręsti. Ir Viltaute, aš noriu įsiterpti, nes turim labai aktualų tikrai IT klausimą iš Miroslav. Ką daryti dėl to, kad dirbam mokytojų grupėmis, pavyzdžiui, 5A klasė padalinta į 2 klases, 5A1 ir 5A2. Ir ką mes vadiname klase ir kaip tada registruoti poreikį, tiesiog kiek komplektų nurodyti. Taip. Labai geras klausimas, aš mačiau, labai ačiū Silvija, nes matau, kad ateina žinutės, bet nepasižiūrėjau, neužmečiau akės. Tai taip, klasę mes vadinam tai, kas yra mokyklos supratimu klasė. Tai jeigu yra 5A klasė su 30 vaikų, tai jai ir kainuoja 125 €, o kad vedate jūs 2 mokytojai ir keliate 2 pogrupius, tai čia yra jau mokyklos kaip sprendimas, kaip yra dirbama su ta klase. Tai bet kokiu atveju mokykla moka už klasę 5A, o gauna tada prieigą abu mokytojai. Tai čia priklauso nuo to, su kiek klasių bus dirbama. O kiek mokytojų jau dirba, tai mes šitą išsiaiškinam su administracija, mums pasako, kaip kiekvienoje mokykloje, nes tikrai yra įvairiausių scenarijų. Tai mes, sakau, licenzija yra už klasės komplektą. Klasės komplektas yra iki 30 vaikų, pagal tai, kaip yra sudaromi komplektai oficialiai sistemose, kaip pateikiama, kad tai yra 5A, ar tai yra, ir kiek jūsų mokykla turi komplektų skirtingų. Tai labai labai geras, aktualus klausimas, nes tikrai žinau, kad ne viena mokykla taip dirba. Tai tada nupirks, pavyzdžiui, visoms 5-okų klasėms ir dirbat jūs 2 mokytojai, tai jūs abu mokytojai gaunat prieigą. Tai mes čia tą ir išsprendžiam. Ar tada dirbsit ir su 5-okais, ir su 6-okais. Ir vėl tada, ir ten, pavyzdžiui, gal 3 mokytojai tada dirba 5-6 klasių koncentrą, arba jeigu 5-8 klasių įmam. Tai yra tokie mažesni paketai. Jeigu yra kalbama apie visą mokyklą, 5-8, ir mes tokius turim pasiūlymus, tai tada mes yra dar tokie pagrupavimai pagal klasių skaičių, ir jeigu mokykla ima visoms klasėms, kiek turit 5-8 klasėse, tai irgi tada yra kita kaina. Tiesiog mes jau tada irgi subendravom su jūsų administracija išsiųsdami pasiūlymus. Tai būna tada pigiau negu po vieną klasę skaičiuoti po 125. Tai man atrodo, gerai pasakiau. Tai, žodžiu, pagal mokyklos dydį, nuo mokyklos dydžio, jeigu imama visom klasėm, yra atskiri pasiūlymai, būtent mokyklai susidarinam tada. Gal daugiau nėra klausimų, ką nori pagarsinti Silvija, nes matau, aš net scrollinsiu čia. Aš gal tik matau bendrą tendenciją, labai ačiū mokytojai, kad klausėt, kad yra individualios tokios situacijos, kad pavyzdžiui nedidelės klasės, nėra net 4 komplektų, nes mokytojai dirba mažose mokyklose. Tai aš parašiau elektroninį paštą labas@vedliai.lt, parašykite ten arba mums į pagalbą platformos mygtuke ir mes tada individualiai su kiekvienu, manau, ir suderinsime iš jūsų ir sąlygas palankiausias ir turbūt išsiaiškinsim iki galo tiksliai, kokia ten situacija pas jūs mokykloje. Tai manau, kad svarbiausia, registruokite tą poreikį savo ir jau tada su kiekviena mokykla individualiai išsiaiškinsim. Taip, labai ačiū, kad tada paminėjai. Taip, jeigu jūs turite kažkaip kitaip pas jūs mokykloje susidėsto ir nepatenkate į tą rėžį, neturite 4 komplektų 5-8 klasėse, tai visada užpildot, ir plus galima parašyti laišką ir mes tada bendravom. labas@vedliai.lt yra tas kanalas, portalas, kur yra sprendžiama ir atsakoma kiekvieno jūsų klausimas ir ieškam geriausio varianto. Tai mes bet kokiu atveju čia esame
tiek jums yra svarbu, kad vaikai gautų šiuolaikišką pamoką informatikos, tiek mes galvojame, kaip pasiekti kiekvieną vaiką. Tai sprendimų, mes irgi esame labai kūrybiška komanda, tai sprendimų tikrai randam ir vis tiek esame mokytojo pusėje, kad kaip galima geriau ir palankiau būtų jums ir kad jūs turėtumėt prieigą prie šito puikiai paruošto turinio. Tai visos istorijos ir visi variantai yra laukiami, visos situacijos jūsų. Tai ačiū labai, jeigu dar kokių klausimų irgi rašykit, Silvija pagarsins arba atsakys. O aš tada dar tokį porą momentų pagalvojau, ką noriu jums pasakyti prieš perleisdama mikrofoną Silvijai. Tai pirmas yra, kad mes turim galimybę 30 dienų duoti jums išsibandyti demo versiją. Čia, kaip kai sakom, arba galima katetą pirkti maiše, arba pasitikėti mumis ir vertinimu mūsų, aišku, visada yra smalsu ir pačiam pavaikštinėti. Tai mes padarėm pasiekiamus kelis modulius. Pamatytumėt, kaip veikia, kaip pratybos ir kad galėtumėt pritaikyti ir išsibandyti. Tai Silvija parodys tiksliau, kaip susikurti anketą. Aš tiesiog noriu pagarsinti, kad tokia yra galimybė ir jūs tikrai galite drąsiai net ir šito susitikimo metu jau pradėti kurtis ir žiūrėtis. Mes už dalyvavimą programoje vadinasi, kad jūs mokotės savarankiškai, pasižiūrit video, pasižymit, kad išmokot, galima ir galimybę gauti pažymėjimus. Dabar parašiau dar tokią, kaip dabar yra, bet mes siekiam, kad tai šiek tiek keistų ir pasiakredituotume, kad vis tik tai būtų 80 valandų arba 40 akademinių valandų. Tai jeigu jūs mokotės naujus modulius ir mokotės patys kaip mokytojai, pažymėjimai jums bus užduoti, nes mes platformai matome jūsų aktyvumą. Registraciją, licenciją įsigyti, tam poreikiu išreikšti, pasakyti, tai jūsų laukiam iki rugsėjo 15 dienos. Aišku, kuo greičiau užsiregistruosi, tuo mes greičiau galim pradėti kalbėti ir su jūsų administracija, ieškoti tų variantų ir ieškoti sprendimų, kad tuo greičiau jūs galėsit gauti prieigą. Tai rekomenduoju nelaukti jau tos paskutinės minutės, o registruotis anksčiau. Ir pabrėžiu, kad su vedliais yra svarbiausias mokyti noras ir galimybė. Mes tikrai dar kartelį pakartosiu, kad ieškom, stovim jūsų pusėje ir ieškom, kaip jums gali būti prieinamas mūsų vedlių turinys. Tai timeline, laiko juostoje, tai atrodytų, kad kviečiam pasikalbėti su mokyklos administratoriais, išsakyti poreikį, užsiregistruoti mūsų licenzijai, arba galite tiesiog užsiregistruoti, tai mes kalbėsim tiesiogiai su jūsų vadovais. Na, čia toks bendradarbiavimas. Visais klausimais rašykite labas@vedliai.lt ir visoms situacijomis. Ir mes turėsime jau tokį kaip startą rugsėjo 20 dieną, bus vedlių mokslo metų pradžia. Visiems mokytojams, jeigu pavėluosi, tai aišku, mes žinom, kad IT mokytojai gali ir iššokti šiek tiek kartais ir vėliau, bet linkim suspėti ir pradėti visiems drauge, bet jeigu jau tai netyčia kažkas, tai irgi nestresuoti, daug visus įrašus turim ir yra galima pradėti ir tą savaitę po ar ten spalio pradžioje. Tai man atrodo, iš manęs būtų tiek ir norėjau tada, kad Silvija dar parodytų, kaip atrodo mūsų platforma ir pratybos ir kaip galima susikurti demo accountą. Man atrodo, galim panaudoti šitą laiką, kad jau susirinkom ir esam čia. Labas. Sveiki visi dar kartą, ačiū. Ir Viltautė, yra daug klausimų, tai per tą laiką, manau, Viltautė galės atsakyti, ypatingai iš Vilniaus girdim, kad yra daug mokytojų, tai ten yra atskira anketa, tai dar kartą akcentuoju, labai žinom, kad daug tų anketų, tai mokytojai nepasimeskit, mes jums padėsim ir elektroniniu paštu siūsim, bet jo, rašykit ir tada dar pabaigoje viso šio susitikimo gal galėsim skirti laiko individualiai aptarti jūsų klausimus. O dabar apie pačią platformą, tai kas jau esate dalyvavę vedliuose praėjusiais metais, tikrai pamenate ją ir prisimenate turbūt, tai mokytojams visiems yra tokia platforma Mano vedliai, kur yra visas turinys ir visas pagrindinis jūsų įrankis, kur randate informaciją. Tai aš į detalės neįsiu, kaip čia viskas veikia, mes visas detalės, kaip naudotis platformą ir viską jums papasakosim rugsėjo 20 dieną, būtent kurie įsigysite vedlių licenciją, jau bus atidarymo šventė vedlių mokytojų bendruomenė ir ten po žingsnį viską papasakosim. O
aš dabar noriu pristatyti jums pagrindinius atnaujinimus. Tai jūs kaip IT mokytojai prisijungę prie savo paskyros šiais mokslo metais gausite visus modulius. Tai reiškia, kaip tai atrodo, tai vat matysite tokį pat didelį sąrašą, kokį aš jums demonstruoju. Čia yra dirbtinio intelekto modulis, kurį Viltautė ir minėjo, kad mūsų turinio komanda šiuo metu atnaujina ir jis rugsėjį jums bus paruoštas kaip atnaujinta informacija, tai jį rasite. Na ir mes kviesime jūs tiesiog būti patiems mokytojais ir nuspręsti, kokius modulius norite mokyti klasėje šiais mokslo metais. Kiekvieną iš modulių mes pristatysime, rasite ir aprašymą apie kiekvieną, kad būtų galimybė atsirinkti tinkamiausias pamokas klasiai. Ir arba pagal planą, kurį Viltautė rodė, irgi parodysim tikrai. Ir tada tiesiog galėsite pasižymėti modulius, tarkim, su kuriais nuspręsite ar ne keliauti. Ir mes turim tokio žvaigždučių mechanizmą, aš jums rodau, dar patobulinsime jį dar, kad geriau veiktų. Ir tiesiog susižymėję žvaigždutes, jūs galėsite taip įsikelti tarsi į viršų jūsų pagrindinius modulius ir matyti štai taip, kaip matote ekrane. Bet patį pasirinkimą modulių tikrai atliksite jūs patys, individualiai, nes girdim, kad ir amžius vaikų yra skirtingas ir turbūt klasės tarpusavyje yra skirtingos. Tai tikrai šitą paliksim jums savarankiškai nuspręsti. Jūsų iki tol išmoktos pamokos, pritaikytos pamokos irgi niekur nedingo. Jeigu tęsite vėliau licenciją, tai tiesiog grįšite į savo senąją platformos versiją ir matysite tai, ką atlikote praėjusiais mokslo metais. Ir vienas tik tai gal iš esminių tokių pakeitimų, kurį ir noriu parodyti dabar ir kur tikrai esam dėkingi jums IT mokytojams dėl to, kad duodate mums grįžtamą į ryšį, kad ir koks jis būtų, ar kaip patobulinti, ar viskas gerai veikia, tai pratybos, tos mūsų garsiosios pratybos, kurios palengvina darbą tiek jums klasėje, tiek vaikams. Tai dabar noriu pademonstruoti, kaip veikia tos pratybos. Jei bet kokį modulį pasirinktą, matysite štai čia pamokas ir jų temas. Mes esame čia pridėję rekomendacijas kokiose disciplinuose, bet jūs kaip IT mokytojai tai tikrai irgi esat kūrybingi ir, manau, galite nuspręsti pagal temas, kur taikyti. Ir tuomet, jei bet kurios pamokos vidų, aš čia dabar demonstruoju bet ką, rasite detalės instrukcijas, tiek tekstinės, kaip jums pasiruošti pamokai, koks tas projektas, planą ir taip pat video, vaizdo įrašą. Išgirdom mokytojų poreikį, kad kai kurie mokytojai tiesiog rodo vaizdo įrašus ekrane pamokos metu ir kartu su vaikais atlieka tą užduotį. Tai vaizdo įrašus irgi šiuo metu atnaujiname, jie iki starto bus atnaujinti ir juos galėsite rodyti vaikams. Tai reiškia, kad trupučiuką pakeičia mūsų mentoriai, iš tų įrašų galėsite ir jūs savarankiškai mokytis ir lygiai taip pat rodyti vaikams pamokų metu. Ir kiekvienoje pamokoje yra tos pratybos, toks mygtukas, ant kurio paspaudus gaunate 4 raidžių kodą. Tas kodas yra unikalus jūsų klasiai ir būtent tai pamokai. Kągi jums reikia daryti, tai tiesiog šitą koduką nukopijuoti ir tuomet vaikams pamokos metu ar namų darbams, jau čia tikrai irgi pasirinkate jūs, kaip patogu naudoti ir kur norite tą pamoką taikyti. Vaikai lygiai tokiu pat formatu, kaip kad ir jūs, jungtumėtės prie mano.vėliai.lt, susiveda šitą adresą ir tą kodą 4 raidžių įklijuoja dešinėje pusėje prie pratybų. Tada spaudžia atidaryti ir tas kodas galioja visiems vaikams. Tai tiesiog vaikai pamokos metu tą 4-ženklį koduką įsikopijuoja, atsidaro pratybos tos pamokos ir tos pratybos atrodo štai taip. Tai yra pažingsniui pateikta instrukcija, kaip atlikti tą projektą. Tai yra nuorodos visos, pavyzdžiui, čia girdim, kad vaikams su tomis nuorodomis gal pasimeta kur nors ir panašiai. Tai dėl to mes esame viską sudėję ir vaizdinės instrukcijas ir aprašę, kad visiems vaikams pasisektų sukurti tą projektą. Ir pačioje pabaigoje vaikai galės įvesti savo vardą tiesiog laukelėje ir įdėti nuorodą, kurią gaus tiesiog atlikę tą pamoką. Tai pavyzdžiui, jeigu pamoka yra su Scratch, tai Scratcho rezultatus gali vaikai pateikti su nuoroda. Tai jie įkės tą galutinio projekto nuorodą. Jeigu jie kurs kažkokį, nežinau, su kitu įrankiu, kurį mes siūlome ir ten, pavyzdžiui, reikia įkelti paveikslėlį ar ekrano kopiją, screenshotą, tai jie čia bus laukas, kur jie galės įrašyti savo vardą ir įkelti tą būtent paveikslėlį. Tai tas tipas, ką įkelti, ko pasidalinti, priklauso nuo tos pamokos, su kokiu įrankiu dirbate. Tiesiog vaikas čia palieka tą nuorodą, paspaudžia dalintis
Ir jūs kaip mokytojas tada galėsite tuos projektus peržiūrėti. Tai yra tokia, na, tarsi galerija vadinama, įėję į savo paskyrą, čia jau mokytojo paskyrą akcentuoju, prie klasės matysite, kokias pamokas išbandėte. Na ir štai, pavyzdžiui, aš čia demonstravau jums Scratch, ar ne, matau irgi kodą, kiek pratybų atsidarė, kiek kartų buvo užeita ant to koduko. Ir yra mokinių darbų sekcija, toks mygtukas, kurį paspaudę matysite, kad va, ten, pavyzdžiui, mano čia testiniai mokiniai pateikia ar ne tos darbus ir, pavyzdžiui, projekto nuorodą, kurią galėsite peržiūrėti. Tai arba jeigu per daug kartų pateiks, tai čia galėsite redaguoti tos projektus. Tai pradedame visiškai nuo tokio minimumo funkcionalumo, atliepiant poreikį, kad norite matyti, ką vaikai sukuria. Aišku, jeigu jūs turite kažkokią kitą sistemą, kur vaikai kelia savo sukurtus rezultatus, tai irgi viskas gerai, naudokite, ką esate įpratę, kaip jums patogiau, kas norėsite, galėsite naudoti va tokį būdą, kurį parodžiau. Svarbiausia, kad vaikai patirtų sėkmę pamokos metu ir sukurtų tą savo kažkokį galutinį rezultatą. Ir visą tai mes tikrai tobulinsime, todėl klausime jūsų grįžtamojo ryšio, kaip ir sakiau, kaip reaguoja vaikai. Svajoti irgi kviesime, jeigu norėsit, nes matom, kad čia tikrai yra didelė pagalba mokytojams ir patiems vaikams, būtent klasės metu tos pratybos, tai esame labai atviri jūsų pasiūlymams, pavyzdžiams, kaip dar geriau patobulinti tą darbą klasėje, kad tikrai visi vaikai atliktų ir sukurtų kažkokį tai projektą, gautų rezultatą. Matau, kad yra klausimų, ar reikia kažką pakartoti, Viltautė? Tokį vieną klausimą, kaip tik techninį turim, kur aš nepamenu, tai Silvija, gal tu pasakysi, kiek laiko galioja pratybų kodas? Ar jis turi galiojimo laiką? Ne, pratybų kodas galiojimo laiko neturi, tai reiškia, kad jūs, kai tik tai sugeneruojate, paspausdami ant tos pamokos kodo, na, pavyzdžiui, aš dabar rodo, ne, pratybos mokiniams pamokoje, vat jūs čia jau sugeneravo savo tą kodą, įduodate vaikams ir vaikai gali, kol nepameta šito kodo patys, tol gali prie jo jungtis, jis neturi galiojimo laiko, jis yra susijęs su jūsų licenzija. Tai reiškia, kad jeigu jūs turite šiuo metu neaktyvę vedlių licenciją, ar ne, pernai metais turėjote, tai pratybos tikrai neveikia dabar. Bet jeigu jūs aktyvuojate vedlių licenciją, tuomet viskas veiks. Tai čia, žodžiu, tokia, kad gali iš namų tikrai mokytojai naudoja kai kurie ir nėra ribojami kažkaip ar iš kokio įrenginio prisijungs ir panašiai. Tai čia jau paliekame jums, mokytojams, nuspręsti šitą dalį, nes tikrai girdime įvairių pratybų naudojimo pavyzdžių. Ar netgi yra mokytojų, girdėjau, kurie dalinasi, kad komandomis dirba, tiesiog prie vieno kompiuterio atsidaro pratybas ir tada po kelis vaikus dirba. Tai čia tikrai šitą modeliuoti paliekame jums, kaip norėsis. Kūrybiškai tikrai, manau, galime pažiūrėti, visaip nuspręsti. Na ir dabar dar ką noriu parodyti, tai daug klausimų, labai džiaugiamės, kad jūs susidomėję visi esate. Tai kaip Viltautė ir jau minėjo, tikrai pakviesti norim visus, kurie dar nesate išbandę vedlių platformos, ją išbandyti, susikuriant bandomąją versiją. Tai demonstruoju, kaip tai padaryti, dar pasidalinsiu nuorodą ir pokalbių lange, bet taip pat galite eiti tiesiog vedliai.lt mūsų puslapį ir dešiniame kampe yra išbandyti nemokamai, vadinasi, toks mygtukas. Tai vat aš tą nuorodą dabar su jumis ir pasidalinsiu pokalbių lange. Ir tiesiog, kurie neturite vedlių licenzijos dar, norite pasibandyti, tikrai skatinu kartu su mumis ir dabar susikurti tą paskyrą. Jinai bus tiesiog bandomoji versija, kaip ir daugelį produktų. Tai čia reikia jums suvesti savo vardą, pavardę, paštą, ar ne kažkokius tai duomenis nurodyti, telefono numerį, pavadinimą mokyklos. Prie rolės mokykloje rinkitės kitą. Mat, parodys, neužpildžiau pavadinimo, tai ir rodo. Ir prie kitą rolės mokykloje yra informacinės technologijos. Tai pasirinkite, kad jūs esate IT mokytojas. Tiesiog tokią paskyrą sukurti ir jeigu jūs, jeigu dabar atrodo, kad tingite vesti šitos duomenis, tai žinokite, tikrai rekomenduoju, nes bet kokiu atveju jų norėsis ir jeigu jūs, pavyzdžiui, iš bandomosios versijos įsigysite vedlių licenciją, tai tada jau nebereikės, viskas irgi išliks tie patys duomenys, jums nebereikės vesti nieko papildomai ir registruotis. Na ir žinoma, sugalvoti savo slaptažodį, jį pakartoti ir tuomet sukursite paskyrą. Tai galime kartu pasidaryti. Aš dabar sugalvosiu irgi slaptažodį. Sutikti su taisyklėmis.
nuorodą dar kartelį pasidalino Viltautė irgi pokalbių lange, pasižiūriu, ar viską suvedžiau ir spaudžiu slapta, aš neteisingai kartojau. Ir pamatysite štai tokį langą, tai čia pati pradžia, pasisveikinam, kad susikūrėte licenciją. Ką čia matysite bandomojoje versijoje, tai vat, kaip matėte, jeigu įsigysite mokamą versiją, jūs matysite daug modulių, ką aš jums rodžiau neseniai. Bandomojoje versijoje, jinai dėl to yra bandomoji, matote tik kelis modulius, tai yra skaitmeninį ir Scratch 1, tai yra visiškai pagrindas, nuo jo pradeda ir mokytojai pradinukai, būtent nuo šių modulių, ir yra dar papildomas modulis būtent internetinio saugumo tema, irgi mėgstamas mokytojų, tai čia, manau, irgi galite rasti ir jūs, ir vyresniems vaikams trupučiuką. Ir tiesiog 30 dienų jūs galite naudotis ir pratybomis, būtent šių kelių modulių, ir visą turinį rasti ir panašiai. Po 30 dienų šis turinys taip pat užsirakins ir nebebus pasiekiamas, išskyrus Book interneto genijų saugumas internete, tas vienas modulis, nes jis yra nemokamas modulis, pasiekiamas visiems, bet kuriuo metu per mokslo metus. Tai pasibandyti tikrai kviečiame. Čia rasite registraciją, jeigu norėsite tęsti ir įsigyti vedlių licenciją mokamą, kur bus daugiau modulių. Lygiai taip pat čia turite pagalbos galimybę, visada esam pasiekiami pagalbos mygtuke, jums tiesiog reikia užduoti klausimą, parašyti ir atsakysime darbo valandomis kiek įmanoma greičiau, kad ir koks tas klausimas bebūtų. Tai turbūt tiek daug informacijos. Jeigu kažkam kažką pakartoti reikės, tai tikrai rašykit ir tada turbūt perduodu žodį Viltautei atgal. Ačiū labai, Silvija. Tai labai tikiuosi, kad susikūrė demo, nes čia, man atrodo, buvo puikus laikas, kaip sakant, naudoti gudriai laiko galimybės. Tai labai tikiuosi, kad susikūrėt. Jeigu ne, bet kokiu atveju rasite mūsų puslapyje prie pasirinkimo išbandyti nemokamą versiją. Tai meniu juostoje rasit ir galite tada tiesiog tenai susikurti ir tada jau ramiai pasityrinėti, pasibandyti, pasiskaityti, pamatyti, kokią kokybę darom video, kokie aprašymai, kaip atrodo tos pratybos ir viską. Tai iš tiesų, pati net negalvoju, kad čia tiek daug turim ką pasakyti, man atrodo, informacijos labai daug. Ir galvoju, matau, kad yra mokytoja Sigita Macienė prisijungusi, bet aš jos nematau. Yra. Tai labai norėjom iš tiesų, kadangi mokslo metai prasideda ir mes čia šnekam, o smagiausia tai yra, kai ir papasakoja iš praktikos. Iš tiesų, kaip jums sekėsi, kaip informatikos mokytojai, labai gavau pastabą, kad mažiau naudotume trumpinio IT. Mums jau taip yra kažkaip natūralu, nes tai aišku reiškia informacinių technologijų, o nuo pasikeitimo BUPO yra pervadinta informatika, tai pastabą priimam. Informatikos mokytoja Sigita, kaip jums sekėsi naudotis, nes jūs buvot mūsų piloto dalyvė ir prisijungėt, turėjot galimybę pamatyti visą biblioteką ir patirti, gal mes ten kažką irgi ne iki galo padarėm, nežinau. Tai koks jūsų buvo įspūdis pirmas ir per mokslo metus ir kas jums patiko, ko gal trūksta. Tai būtų labai įdomu, man atrodo, ir kolegoms, kurie nežino, kas mes tokie, nežino, ką mes čia sudėjom ir kad jūs kaip tiesiog mokytoja galėtumėt pasakoti savo įspūdį. Labą dieną visiems. Trumpai galiu pasakyti, kad ne veltui jūs gavot pasaulinį apdovanojimą ir sveikinu su tuo, todėl kad labai daug padaryta ir tai yra mūsų informatikos mokytojams vienintelė, galbūt sakau, vieta, kur yra viskas sudėta pagal atnaujintą turinį. Kadangi esu informatikos mokytoja, kuri dirbu 5-8 klasėse, o taip turiu pamokas pirmokam, ketvirtokam, tai man yra didelė pagalba, turinys yra tiek pirmokai, tiek penktokai, tiek aštuntokai. Na, o su Viltaute negalėčiau sutikti, jinai sako, kad pradinukus mokė nuo pradžių, o penktokam, aštuntokam tai čia tik turinys svarbu. Iš tikrųjų ne. Atrodo, kad jau 20 metų dirbu mokykloje, bet aš daug dalykų išmokau iš jūsų pamokų. Pliusas jūsų pamokų yra tas, kad jeigu mokytojas nežino programos, pavyzdžiui, Glitch programą, aš su jumis išmokau kartu su jumis, besimokydama. Ir
Pliusas yra tame, kad yra pamoka, jinai yra suplanuota, yra pasiūlyta tema, yra pasiūlytos temos, kaip ją dar galima pakeisti, išvystyti, bet yra ir video, kaip mokytis atlikti, padaryti tą projektą. Man kaip mokytojai, kai aš nežinau tos programos, pasižiūrėti video yra naudinga, bent man buvo naudinga, bet kaip supratau ir daugeliui mokinių, kadangi jie priima mokymasi labai skirtingais būdais, dalis mokinių ima ausines, paaiškini pamoką, bet jam dar tiek neužtenka, jis ima žiūri, daro pažingsniui. Pažiūri gabalėlį, padaro, pažiūri gabalėlį, padaro. Ir labai nustebino tos naujos temos, iš tikrųjų aš kaip pradėjau tai nuo pradinukų, pradėjau su pradinukais, bet nustebino naujos temos, papildyta realybė, virtuali realybė, kai mano mokiniai sako, o mokytoja, o kaip čia įdomu, o kodėl pamoka taip greit baigėsi, tokia ta trumpa pamoka. Ir po tokių kelių sakinių aš supratau, kad tos pamokos jos įtraukia, nes jos yra truputėlį kitokios. Mesgi visi esam skirtingi, bet kai mokinį mokai 5 klasėje, 6, 7, 8, vis tiek ta naujas mokymosi metodas, nauja programa, kažkas tai nauja, juos labiau užkrečia, sužadina, taip kad aš sakau vedliams tik taip ir matau kaip vieną šaltinį, iš kurio mokytojas gali pasimti programą, kur yra pamokos. Na, o jeigu žiūrint iš mokinio pusės, tai galvoju, kad tai yra labai individualu. Kiekvienas gali mokyti savo tempu, kadangi turi daug klasių ir grupių daug, tai yra labai skirtingų mokinių. Vien tik 5, sakykime, yra 100. Tai yra tokiem, kuriem nereikia pagalbos, tokiem, kuriem reikia daug pagalbos. Ir tie mokiniai, kurie patys daugiau padaro, padeda kitiem, bet kai kurie net patys tiesiog žiūri. O geriausiai nustebino, kai vaikas ateina ir klasė sako, mokytoja, duokit kodą. Jie neklausė, nei ką mokysime, nei ką darysim, nežino. Atsidarė, pasižiūrėjo, perskaitė ir eina toliau. Tai tokie įspūdžiai pirmieji mūsų buvo. Nu, ačiū labai, Sigita. Ačiū, kad ir nebijot kaip paneigti. Aš, aišku, neturėjau minti, kad negali mokytojai mokytis. Žinoma, kad ten yra daug ko pasimokyti, bet dalis labai gal turinį vertina. Tai ačiū, kad irgi, kaip sakot, pasakot ir iš savo pusės, tai manau, kad čia tikrai irgi ne vienai jums mokymai tikrai tenai bus naudingi ir video įrašai. O labai įdomu, su kiek vaikų iš tiesų dirba, sako, daug klasių. Bandom irgi suprasti, kiek IT mokytojai turi klasių rėžių, nes kol kas matom, kad labai skirtingai. Bijau išgąsdinti mokytojus, galbūt ne visi tiek turi 32 savaitinės pamokas. Kadangi yra pirmokų 4 klasės, antrokų 4, trečiokų, vien pradinukų yra 16 klasių, 16 pamokų ir yra 16 5, 8 pamokų. Bet pratybos, tai yra kiekvienas vaikas padaro, jeigu kuria, o pratybos dažniausiai yra projektai kūrybiniai, tai kiekvienas vaikas prisijungęs prie to pačio projekto su pratybų kodu, jis padaro labai skirtingus darbus. Ir beveik galima sakyti, kad iš 100 mokinių, kokie 90 darbų būna visi skirtingi, būna tik vienas kitas pasižiūri. Tai kūrybai čia yra, nėra ribų. Vienas dalykas. Kitas dalykas yra labai daug integruotų temų. Aš dirbdama jau su vedliais, skaitykim, nuo rugsėjo iki pat per visus metus, netyčia atradau tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, virtuali realybė ir Mažasis princas. Jeigu mes su 7-okais kuriam realybę ir vaikai kuria Mažąjį princą ir gyvatę ir ten žemės rutulį, tai atėjus lietuvių mokytojas sako, taigi mes skaitom apie Mažąjį princą kaip tik šią savaitę. Taigi jūs žinot, tai tie vaikai tiesiog nežinau kaip pataikėm, bet tą savaitę mokėmės ir informatikos, ir lietuvių kalbos, būtent apie Mažąjį princą. Tai vadinasi, galima integruoti temą su lietuvių kalba, galima integruoti su kitais dalykais. Ir tos temos gali būti pritaikomos, jau kai vaikas išmoksta kurti tą virtualią realybę, bet kuriam dalykui, ir anglų kalbai, ir biologijai, sakykime, gali kurti ten ir gėlę, ir gyvūną, ir lapę, ir ką tik nori. Tai čia neįsivaizduoju be vedlių, tikriausiai tik su vedliais šiame dirbsiu. Ačiū, Sigita, labai labai smagu. Man atrodo, tikrai labai daug klausimų atsakėt mokytojam, kurie klausė, gal ir sukėlėt. Tai nežinau, galbūt mes dabar turim laiko iš esmės, kai norisi gal paklausti ir mokytojų, arba įsijungti ir kameras, aišku, pasižiūrėti ir vieni kitus.
Gal turi klausimų Sigitai arba mums kaip programai, nes man atrodo tikrai yra dabar geriausias laikas, tam tinkamas, atsakysim. Aha, matau kelia ranką Daiva, tai drąsiai įsijunkite. Sveiki, aš noriu paklausti, kadangi aš jį prisijungiau tik dabar, ar ne, ten demo versija, bet aš pasižiūrėjau temas ir tokį klausimą noriu užduoti. Jūs Space, ar ne, virtuali realybė. Ar pamokos yra, vėlgi temos planuotos tik tai vadinamai nemokamai versijai, nes ten, jeigu jau jums programavimą, ten jau reikia vis tiek pirkti. O kaip čia yra, kaip jūs? Tai mes dabar demo, taip, kai turit pilną licenciją, tada jūs matote visų temų, tai jo, kadangi jūs prisijungėt matyti vėliau, tai gal nematėt ir kai rodžiau visas temas, kokias sudaro vedlius, tai dabar demo versijoje mes rodom 4 berods modulius, o dėl ko tai? Ne taip aš suformulavau. Jų siūlomose, ar ne, iškia, ką mokysitės, vienas iš modulių yra būtent virtuali realybė. Taip. Nurodoma yra CoSpace. Tai CoSpace, vėlgi, prisijungus, jeigu yra nemokama, tai ten yra, nėra tiek daug galimybių, ypatingai programuoti, ten nelabai ką turi. Nes realiai reikia pasirinkti licenciją tada kiekvienam vaikui, kad būtų platesnė galimybė. Ar čia pas jūs yra kaip? Aha, tai dabar klausimą jau supratau. Kiek plačiai ta CoSpace čia yra panaudota? Taip. Mūsų tikslas yra, kai mes formuojam turinį ir kokius pasirenkam įrankius, šiaip žiūrime, kad jie dažniausiai būtų nemokami, arba tada ką galima padaryti su nemokama versija, kaip ir yra šiuo CoSpaces atveju. Tai mes iš esmės, taip, nors kaip galimybės yra ribotos CoSpaces nemokamos versijos, bet galima sakyti, kad mes bandom kaip viską sukurti maksimaliai, gauti maksimalią naudą pamokoms su CoSpaces nemokama versija ir manom, kad tikrai yra ką paveikti ir užtenka visai tų galimybių. Girdėjom atvejus, kai kartais mokyklos vis tik nusiperka patys jau tada profesionalią šitą versiją, bet čia jau tada nuo kiekvieno, man atrodo, mokytojo planavimo, kiek giliai per kurią temą einama, čia jau yra apsisprendimas, bet mūsų pačių kaip programos tikslas yra, kad tas programas, kurias mes naudojam, kurias mes pasiūlom, kad nereikėtų jums papildomai jų pirkti, tai arba nemokama versija išnaudoja maksimaliai išspaudžiam, arba tiesiog yra nemokama programa kaip Scratch'as, kaip be kitų tokių mažesnių įrankių ir mes tiesiog išieškom geriausių jų, kurie labiausiai gal tiktų edukacijos procese, ugdymo procese. Matau, kad turim klausimą iš mokytojos dėl iš kokių lėšų apmokamos licenzijos ir klausia ir Sigitos, bet aš galiu gal iš savo atsakyti, nežinau, gal Sigitai žinosit savo mokyklos atveju, tai dažniausiu atveju yra tai mokyklos dengia ir numato arba kvalifikacijos kėlimo lėšas, arba panaudoja kartais poreikio lėšas, kartais iš kažkokių likučių, labai įvairiai sukasi, priklausomai nuo mokyklos dydžio, administracijos galimybių, prioritetų ir visko. Tai mūsų tikslas yra, kad mokytojus patys nemokėtumėt už licenciją. Mačiau, kad klausimas yra, ar galima pirkti indulį, tai šiaip galima, bet mūsų tikslas yra, kad mes rastume būdus su mokyklos administracija, eilutės, kaip kiekviena mokykla pasirenka, kai kuriais atvejais perka, pavyzdžiui, Vilniaus atveju perka Vilniaus miesto savivaldybė, matydama prioritetą informatikos stiprinimą visą mieste ir tada jau, pavyzdžiui, Vilniaus IT mokytojams bus dengiama iš Edu Vilniaus projekto, ar ne? Nežinau, kaip Sigita Matienė, ar jūs turit kažkaip, galit savo, gal jūs žinot kažką pakomentuoti? Labai norėčiau gyventi, dirbti Vilniuje, labai norėčiau, nes iš tikrųjų dirbsiu su vedliais šiemet tikrai, tačiau pernai metais mokykla nupirko licenciją, 3 ar 4 mokytojams, šiemet mokykla aš jau užregistravau, pasakė nepirks. Kadangi turi 30 klasių, man darbui reikia, tai aš tikriausiai pirksiu pati asmeniškai. Nežinau, kiek man kainuos, pildysiu iš naujo, bet mokėsiu pati, nes tai yra mano darbo vieta, mano laikas ir galų gale mano laisvalaikis. Pasiruošimas pamokom, viskas yra. Aišku, mes tada vis tiek bandysim šnekėti su jūsų administracija. O jūs esate iš Tauragės, ar ne? Taip, iš Tauragės Mažvydo mokyklos. Tai manau, kad čia reikia pasikelti tokiais klausimais. Mes vis tiek bet kokiu atveju individualų, kai turim, manau, kad tikrai ieškom dar būdų
Ir aišku, jau jūsų, kai imat visą mokyklą, nu, tai mokyklos tada paketą mes žiūrėsim, kuris yra palankesnė kaina. Tai čia toks vienas momentas, ar ne, kad mes tada tarimės tiesiog dėl mokyklos paketo. Ir antras, tiesiog mes irgi tada kalbėsime su jūsų administracija. Ir jeigu ką, nu tada švietimo skyrium, nes Tauragės atveju mes irgi turim kontaktą su Tauragės švietimo skyrium, irgi reikia kartais pakelti taip sistematiškiau šitą klausimą pasižiūrėti. Ir kaip ir sakiau, tos individualius atvejus visus žiūrim, žymimės ir ieškokim pirmiausia vis tiek, dar išbandykim tuos kelius. Mes, kaip čia tokia, nu labai atkakli komanda ir iš tos pusės, kad pirmiausia bandom visus būdus, kaip da, kad nepatingim, o jau tokiu, jau kai visai nematom, gal jau kaip išeities, nu tai tada žiūrėsim, bet tai va. Tai kol kas ne, ministerija neperka tokiu masiniu, kaip plačiu masteliu, nes mes vėlgi esame privati priemonė skaitmeninė. Su ministerija yra vykdomi pradinukam ir priešmokyklinio projektai, bet tokie trumpalaikiai kursai, tai vėlgi tam tikra partnerystė yra, bet jinai nepaliečia IT mokytojų ir nepaliečia tos tokios metinės licenzijos. Tai vis tik šito klausimo mes vis tiek dažniausiai turim kalbėtis dažniausiai su mokyklomis, kur čia kartais yra ir prioritetų klausimas. Tai aš suprantu, kad tai yra opus, bet turėjom ir vakar vadovų susitikimą, tai vėlgi tų sprendimų visokių yra ir kartais randa net ir, jeigu kalbant apie pradinį ugdymą, kartais mokyklos randa kaip ir apmokėtą papildomą pamoką, net vėlgi, jeigu yra vadovo tam tikra valia matyti, stiprinti informatiką, tai taip pat randa ir licenzijos mokytams. Na, pavyzdžiui, kaip viena ta mokykla, kuri rado rėmėją. Tai čia aišku, kad neišsprendžia visoms mokykloms, tai nėra unifikuotas atsakymas. Tiesiog, kaip bandom žiūrėti, kad yra iš įvairių kampų ir galbūt kai kuriuose savivaldybėse 1000-mečio mokyklos projektas yra įtrauktos, kai kurios mokyklos. Tai vėlgi, čia yra ieškom, taip toks pirmiausias vis tiek viskas susiveda į mokytoją ir šiuo atveju informatikos mokytoją, tai čia yra jūsų pačių kaip ir atsakomybė atstovėti savo pamoką ir turinį ir ar jums reikia ar nereikia ir kas palengvina ar ne, nes taip, galbūt tenai taip ant lėkštutės vadovas neteis, nors mes stengiamės šnekėti su vadovais, kad būtų ar ne šitas, bet manau, tai yra procesas, tai vis tiek yra ir kiekvieno mokytojo atsakomybė už savo dalyką, ar gali ieškoti būdų, kaip dirbti paprasčiau, pataupyti to laiko, nes to laiko daugiau gal ir nebus ir turint 32 mokomasias klases, nu, tai čia dar atskirai ruoštis ir rankiotis, nu, tai aš nežinau, tai paro yra vis tik 24 valandos, tai tą reikia matomai suprasti ir energija reikalinga klasiai. Tikriausiai nepirkčiau, jeigu nežinočiau kokybės, nežinočiau pamokos, nežinočiau pratybų ir nematyčiau, kaip vaikai dirba. Kadangi tai jau išbandžiau, aš nematau kito kelio dirbant pagal atnaujintas programas, bet ir tie, kurie mano bus ir 4-okai, ir 6-okai, ir 8-okai, tiesiog naudosiu vedlius ir tiek. Dėkui. Ačiū. Taip pat matau, kad Regina klausė dėl pritaikytos programos besimokantiems ir labai silpniems. Tai čia tada labai suveikia, kadangi pas mus yra tai tokie baziniai labiau tos temos, kurios tinka ir pradinukam, tai manau, kad jeigu jūs dirbat su įvairių gebėjimų 5-okais, 6-okais, tai tiesiog pasiūlyti kitą temą, kuri yra iš to, net ir pradinio ugdymo, ar ne, nes mes vis tiek esame kažkokioje temoje, ar tai būtų duomenys, ar tai būtų skaitmeninis raštingumas, ar tai būtų programavimas, tai kadangi yra skirtingi lygiai užduočių, tai čia tą, ką ir kalbėjo mokytojas, kaip pritaiko užduotį pagal kiekvieno vaiko gebėjimą. Tai tiesiog paima tada arba iš ypatingų pamokų, jos mes stengiamės iš viso daryti, kad kuo tokios lengvesnės, tas tokio smagumo daugiau duoda, vis tiek aišku, į ko pasimokant. Tai tikrai yra iš ko rinktis, plus yra saugaus interneto modulis, kuris irgi yra tikrai pritaikytas labai įvairiai, plus dabar net tokiam dar atsiras jo papildymas šito modulio skirtas būtent dar mažesniem vaikam, tai vėl tai yra lengvesnės užduotis. Bet kokiu atveju ir net mes kaip programa dabar nuo šių mokslo metų keliamės ir savo vieną iš tikslų panagrinėti, kaip dar galim labiau atliepti spec poreikių vaikų poreikius, nes aišku, mūsų platforma ir tai, kad pažingsniui gali vaikai eiti, jau nuduoda, kad gali naudoti skirtingai, bet ir dar gal kažkokį ir žymėjimą ir kartais, nežinau,
mažiau teksto, labiau išryškinti, tai tam tikrus tokius momentus formato pateikimo mes irgi ieškosim, nes nuo šių metų turim irgi tokį savo, kaip vieną iš papildomų tikslų, būtent kas liečia spec poreikių vaikus. Tai va. Taip, ir tada matau, čia mokytoja komentuoja, kad dar vadovėliai neišleisti, tai mes ir esam kaip vadovėlis informatikos, tą irgi galima ir reikėtų suprasti, kad kadangi viskas platformai yra, moduliai tie, kurie aktualūs šiai dienai, pateikta visa medžiaga, tai kad mes tiesiog nesam gal tas tradicinis suprantamas papirinis vadovėlis, o esam platformos su pratybom ir užduotim, tai jūs turit su kuo dirbti, čia yra tiesiog tada apsisprendimų ir kaip galimybių suradimo klausimus. Nežinau, man atrodo, mes daug labai klausimų ir atsakėm. Matau, kad ir Žydronė rašė, kad padėjo 22-23, tai lauksim Žydronė ir šiais mokslo metais. Tai gal turime dar kažkokių klausimų? Mūsų laikas kaip ir pabaiga, bet manau, kokį paskutinį galėtume palukštenti ir tada jau... Matau, Renata parašė, jeigu perki. Taip, bet kokiu atveju, nesvarbu iš esmės, kokiu metodu yra perkama, vedlių licenzija įtraukia, kad jums yra prieinami visi moduliai, kuriuos surodžiau, yra gal bene 8-9, plus kuriamas Pythonas. Ir vedlių licenzija reiškia, kad jums yra prieinami įrašai, medžiaga ir pratybos vaikams. Tai taip, sakant, taip, jūs galėsit visada naudoti, kol galioja licenzija. Dėl vertinimo labai geras klausimas, šitą dažnai sutinkam, ypatingai su IT mokytojais. Tai mes kol kas girdim, bet dar neturim tokio sprendimo, nes irgi pradėsiu nuo to, kad dažnai mūsų projektai yra tokie ir kūrybiniai. Kartais irgi toks labai subjektyvu, manau, pagal daugybę sudedamųjų, kaip vertinti tą darbą. Aišku, jis susideda iš kažkokių žingsnių, kurie turi būti atlikti iš technologinės pusės, kažkas turi veikti, kažkas turi būti seka, kažkokia algoritmas, kažkoks ciklas. Tai mes, dabar bijau tik sumeluoti, ar mes turime tam tikras rekomendacinio pobūdžio, tokio kaip vertinimo, kad vaikas sukuria projektą ir atsiranda platformai, čia 8 ir 9 ir 10, tai tikrai nėra ir nemanau, kad bus, ne tai fokusuosimės. Fokusuojamės į tai, ką rodė ir Silvija, kad jums bus pasiekiami patogiau jų sukurti projektai. Ir dažniausiai atveju, tai jeigu vaikui pavyko sukurti projektą, tai bet kokiu atveju jau padarė begaliniai daug žingsnių ir tada jau ten yra kažkokių niuansų žiūrėjimas, ar jo sprendimas kūrybiškas, išspręstas logiškai, ar kažko tenai esminio trūksta. Tai mes... sakau tokio kaip, nes čia vis tiek nėra kaip uždavinys, kad 2+2 yra 4 ir tada labai aišku, ar taip ar ne, kadangi čia yra daug ir tos kūrybos ir tada yra pagal tam tikrus, man atrodo, dėmenis jau mokytojas pasižiūri. Taip, klausė vienai 7 klasiai, tai dar kartelį pakartosiu, kad minimalus IT mokytojo startinis paketas yra 4 klasės, tai ir 500 eurų, tai yra būtent su tuo, ko pradeda testuoti, mes neduodam tokios kaip galimybės, kad dirbti tik su viena klase, išskirtiniais atvejais, nebent tai yra tikrai nedidelės mokyklos, tai tada taip. Tai už tai mes duodam, kad prieiga prie demo, jūs galite pasižiūrėti, įsivertinti kokybę, bet startuoti vis tiek kviečiam, dirbant ne su viena išskirtinė klase, o bent jau kaip minėjau, pavyzdžiui, 5 klasių koncentras. Taip, įrašą mes darom ir pasidalinsim įdėdami, kadangi neturim jūsų e-mailų visų, tą supratau, tai prisiregistruokite demo, tada mes galėsim išsiųsti ir aišku pasidalinsim su mokyklomis. Taip, labai geras Astos mokytas klausimas, kad ne, 1-4 klasių licenzija galioja 1-4 klasių mokytojams, 5-8 klasių licenzija yra 5-8 klasių licenzija, nes tai yra kitokio pobūdžio licenzija, kuri mato daugiau modulių. Mes tiesiog pradinukai pradeda su 2 moduliais per metus ir mes juos mokinam visiškai nuo pradžių. Tai yra, kad mes suprantam, kad ateina mokytojai, kurie neturi skaitmeninio pasiruošimo
ir mes sudedam tas bazinės žinias ir jie mokosi kitaip. Informatikos mokytojus mes matom kaip vis tiek ekspertus ir profesionalus, todėl jums suteikiam visą atvirą prieigą prie modulių, plus jums kuriame naujus juos ir jūs galite naudoti visiškai taip, kaip jums reikalinga, susidedant, kas jums yra aktualiausia. Tiesiog jūs esat skirtingos auditorijos, todėl yra skirtingos licenzijos, nes mes skirtingai su jumis dirbam ir skirtingas profilius paskyras jums rodom. Giedrė klausia, ar tautinių mažumų bus subtitrai įrašuose. Kol kas iš tikrųjų negalvojam apie tai. Turime tik tai ukrainietišką visą paruoštą turinį. Ukrainietiškai tai yra saugaus interneto modulis, yra pilnai pasiekiamas, bet dabar kas liečia kitas, tai neturim artimiausiuose planuose. Tai manau, kad ir negaliu žadėti iš tiesų. Algita dar klausia, galima turėti ir pradinukams ir penktoms. Taip, jeigu jūs dirbat su ir tom klasėm, tai čia tiesiog mes susiderinam su jūsų mokykla, kiek klasių yra dirbama, kiek kokių ir tada jūs turit prieigą. Kaip sužinoti, geriausia tai parašyti mum į pagalbą. Parašykite mano.vedliai ir tada mes matysime jūsų, kas mums rašo ir galėsim atsakyti. Tai gerai, labai daug klausimų, labai aktyvus, labai ačiū. Ilgiau nei valanda, tikėjausi, kad bus mažiau šiek tiek, bet gal ir gerai, nes tikrai daug klausimų atsakėm. Tai dabar palieku jūs tiesiog su kvietimu išbandyti visų pirma demo akauntą. Susikurkit, patyrinėkit, pasižiūrėkit. Žinokit, kad turint pilną licenzijos prieigą, jums bus pasiekiami visi moduliai, kuriuos vardinau. Dabar jums duodam kelis tiesiog pačiupinėti, iš ko susideda ir kaip kas veikia. Ir labai kviečiu tada registruotis iki rugsėjo 15 dienos. Poreikį licenzijai pabandyti pasišnekėti, žinoma, ir su administracijos vadovais, kad ir jie suprastų ir žinant, kad nėra kaip po tokio informatikos kol kas vadovėlio, tai mes esam vadovėlis tiesiog ta forma, kuri iš karto čia ir dabar jūs gaunat viską naujausio ir mūsų komanda dirba fone, kad viskas visada veiktų. Tai labai jums ačiū, aš irgi labai tikiuosi, kad susitiksim su jumis jau rudenį. Jeigu bus dar kažkokių klausimų, tai visą laiką rašykit mums arba į pagalbą, arba labas@vedliai.lt. Dar kartą matau, dar kartelį dėl kainos, tai viena IT mokytojai pradeda su 4 klasėmis 500 €, kiekviena papildoma klasė 125. Jeigu yra mokyklos paketas, tada mes rašomės tiesiog individualiai ir žiūrim palankiausią pasiūlymą nuo klasės. Tai va, tai gerai, tai ačiū labai ir iki kitų susitikimų ir gražių mokslo metų ir rugsėjo 1, kad būtų jums šventė. Ne tik rugsėjo 1, bet ir visus metus taip. Ir iki susitikimo.